užduoti klausimus čate rašydami arba po pristatymo pakelti rankytę ir tada jau gyvai užduoti komercijos atašė klausimus. Tai čia tiek truputėlį apie tą tvarką. Tada trumpai pristatau mūsų šios dienos dalyvius ir programą. Tai dalyvauja 4 atašė iš šiaurės šalių, tai Danija Audrius Masiulionis, Norvegija Martina Budnikaitė, Suomija Kristupas Stankus ir Švedija Darius Budrys. Tai prieš pradedant mūsų webinarą, aš tada dar norėčiau ir pristatyti savo kolegą Tomą, kuris startavo neseniai Limproje ir atsakingas už verslo plėtrą, už verslo aplinkos gerinimą. Tai Tomai scena tavo ir jisai šiandien bus viso šio renginio moderatorius. Sėkmės, Tomai, startas jūsų, scena tavo. Labą dieną visiems, džiugu matyti ir džiugu, kad prisijungėte prie mūsų. Iš ties su nekantrumu laukiame Lietuvos komercijos atašė pranešimų, nes ko gero sutiksite, kad Danija, Norvegija, Suomija, Švedija yra labai svarbios šalis mums, nes realiai sudaro net daugiau nei 1/4 inžinerijos sektoriaus eksporto Lietuvos. Tai manau, pranešimai tikrai bus įdomus, naudingi, su aktualia informacija ir įžvalgomis. Webinarą pradėsime nuo Danijos apžvalgos. Daniją įtraukiam pirmą kartą, anksčiau to nebūdavo. Tai prašau tada pasidalinti Danijos apžvalga Audrių Masiulionį ir visi su nekantrumu laukiame naudingos informacijos. Jo, ačiū Tomai už galimybę ir ačiū Linprai, kad į Daniją atsisukot ir pradėjot žiūrėti į šitą pusę, nes tikrai labai įdomi šalis ir kai aš dirbau Investuok Lietuvoje, tai viena Danija ir Suomija mano buvo pagrindinės destinacijos, kur ieškodavau tų investuotojų įmonių, kurios galėtų kažką tai Lietuvoje daryti ir galvodavom, kad tikrai potencialo čionais yra daug. Danijoje komercijos atašė yra, aš esu pirmas, įkurta pozicija tik tai nuo šių metų ir pradėjau darbus gegužės mėnesį prieš vasarą. Tai noriu tikrai, kad kažkiek tai arčiau Lietuvos jinai būtų, daugiau žinomesnė Lietuvai ir tikiuosi, kad su Linpra mes padarysim daug darbų. Čia paveiksliuke matot Danų pramonininkų headquarterį, būstinę ir Danų pramonininkai Dansk Industry organizacija yra turbūt viena pagrindinė ir stipriausia, kuri vienija visas kitas asociacijas šakinės. Panašiai kaip pas mus, bet čia viskas labai labai centralizuota. Kalbant apie Danijos pagrindinės įmonės, tai čia į skaidrę, paėmiau skaidrę iš Dansk Industry skaidrių ir matote visas įmonės, kuriomis Danija labai labai didžiuojasi. Ir dabar kalbama, kad Novo Nordisk ir Merskas yra 2 įmonės, ant kurių pagrindė ir laikosi Danijos industrija. Ir tas Novo Nordiskas dabar Danijoje yra panašaus lygio, kai buvo prieš 2010 metus Nokia Suomijoje turbūt. Ir galite pasižiūrėti, kad čionais kai kurios įmonės yra puikiai žinomas, kai kurias net aš atvažiavęs čia atradau. Ir ypač tokias įmonės, kurios biotechnologijose dirba ar plastikuose ir puikių inžinierinių taip pat yra.
Dabar kalbant apie Danijos aplamai inžinerinės pramonės sektorių, tai yra skaičiuojama, kad yra virš 7700 įmonių. Ir kas įdomu, didžioji dalis yra smulkios ir vidutinės įmonės, panašiai kaip ir Lietuvoje, kaip ir aplamai regione. Ir tų įmonių pagrinde reikia ieškoti ne sostiniai. Ir Danija susideda iš dviejų pagrindinių salų, tai yra Kopenhagos sala, Odensės sala ir žemyninė Danija, Jutlandija vadinasi. Tai to Jutlandijoje yra turbūt pagrinde ir susikoncentravusios tos įmonėlės, visa ta dalis. Ir visas Danijos inžinerijos sektorius generuoja virš 31 milijardo eurų apyvartos ir virš 65% visos apyvartos yra eksportuojama. Ir sektorius skaičiuoja, kad jų pridėtinė vertė sukurta per 1 valandą yra 60% didesnė negu statybų sektoriai. Tai čia ir Linpra gali, ir jūs visi galite pasinaudoti tokiu statementu, nes tikrai, aš manau, yra labai svarbu. Ir apie 20% visų Danijos investicijų į research and development sukuria būtent inžinerijos sektorius. Ir kaip jau minėjau, kad apie 90% visų industrijoje sukurtų darbo vietų yra ne Kopenhagos regione. Tai Danija yra labai diversifikuota ir viskas išsimėtę. Ir augimo prognozė, kad tikimasi, kad iki 25 metų, čia per porą likusių metų, visas sektorius paaugs apie beveik 5 milijardais, apyvarta padidės ir iš jų apie 3 milijardus bus eksportuojama ir tikimasi, kad sektorius sukurs apie 10 tūkstančių naujų darbo vietų. Dabar kalbant apie ekonominius rodiklius, jie, kaip ir visoje Europoje, aš manyčiau, labai panašus. Ir vartotojų lūkesčiai, jie šiek tiek pakritę ir ypač po Covidas, karas, Lietuvoje tai dar sakytų 3K, Covidas, karas, Kinija, tai čia Kinijos dedamosios nėra. Bet Covidas ir karas šiek tiek prideda ir taip pat kaip ir dabartinė bankų politika taip pat įtakoja labai vartotojų lūkesčius. Infliacija Danijoje nebuvo tokia didelė kaip Lietuvoje. Pas mus jinai buvo kiek gal apie 6% pakilus savo piko metu ir dabar jau rugsėjo mėnesį nukritus iki mažiau negu 4. Jeigu pasižiūrėsite į industrijos gamybos indeksą, tai matote, kad jisai nuo Covido lėtai, bet stabiliai auga ir jis pavasarį šiek tiek pakrito, bet tai tikrai jokios įtakos nedaro ir lūkesčiai ir viskas yra visai teigiami. Kalbant apie bankrotus, taip pat nesimato jokios didelės bangos. Ir BVP, ekonominis augimas, antrą ketvirtį jisai buvo šiek tiek mažiau už nulį, bet tikimasi, kad bus šioks toks nedidelis augimas. Eksportas, kaip matot, nuo 20 metų, nuo Covido laikų, jisai po truputį augo, karo įtaka šiek tiek buvo kritimas, bet viskas atsistato. Ir kalbant apie tiekimo grandines, mes labai tikimės, kad tos trikdžiai tiekimo grandinėse tarp Azijos ir Europos globalių padės mums rasti vietą ir savo pagalbą pasiūlyti įmonėms. Tai čianais yra labai išraiškinga skaidrė, kad danai nesusituria su tokiom problemom.
jos buvo, tačiau šiais metais visiškai dingo. Ir kas danus neramina? Aš sakyčiau, kad ta geopolitinė situacija, taip, po karo jinai atsirado ir šiek tiek tas procentaliai sudaro tą nemažą dedamąją, bet daugiausiai tai yra infliacija ir monetarinė politika, bankų politika, išbrangę pinigai. Jie galvoja, kad didžiausią įtaką padarys. Ir recesijos tikimybė atsirado. Taip, dabar kalbant apie ko tikisi Dansk Industry, Danijos pramonininkai, tai čia prognozė buvo iš birželio mėnesį padaryta ir buvo lūkesčiai, kad šiais metais, 23, BVP paaugs 0,6%, o kitais metais jau tikimasi beveik 2 procentinių punktų augimo. Tačiau man kolegė vakar sakė, kad jau pasirodo naujos prognozijos, kurios yra netgi pagerintos. Aš nežinau kaip pas kolegas šalyse, bet Danija toks nusileidimas šioks toks yra nuo buvusio augimo apie 3-4 procentus, bet tas nusileidimas labai švelnus. Ir kur jie mato didžiausią problemą, tai būtent kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas yra ta problema, kuri gali iškilti ir sutrukdyti pasiekti tuos planus, pasiekti tas prognozes, įvykdyti tas prognozes. Ir aš manyčiau, kad čionais mes galim iššokti ir pamėginti kažką tai pasiūlyti savo paslaugas. Dabar, kas rūpi danam? Jens Holst Nilsenas yra tarptautinio bendradarbiavimo departamento direktorius Dansk Industry ir jis darydamas prezentaciją, pristatymą apie Dansk Industry veiklas ambasadoriams, jis labai gražiai parodė pagrindinės veiklas per paskutinius 12 mėnesių. Ir jeigu mes pasižiūrėsim, vizitas į Vietnamą, kur važiavo Crown Princas su princese, taip pat Indija, tai iš karto matosi Azija, tada Milano dizaino savaitė ir gynyba. Apie gynybą aš truputėlį prasiplėsiu vėliau, bet gynyba ir tas renginys Vokietijoje. Taip pat bendradarbiavimas su kaimynais. Pas danus pagrindinės prekybos partneriai pas juos yra būtent Švedija ir Vokietija, kas yra labai natūralu. Ir dabar šiek tiek, ką mano gal pastebėjimai, tokios išvados. Danijos rinkai to dėmesio skiriama tikrai nebuvo daug. Ir Linpra taip pat neturėjo jokių renginių. Ir Danijos rinkoje nėra tokių regioninių inžinierinės pramonės parodų, taip kaip Švedijoje Elmija arba Suomijoje Alichantinta. Tai aš nežinau, gal čionais dėl Švedijos ir Vokietijos įtakos danai geriau važiuoja pas kaimynus. Ir kaip jau sakiau, aš esu pirmas komercijos atašė, kuris pradėjo darbus gegužės mėnesį. Ir labai tikiuosi, kad Linpra jau įtraukė mane į tą šiaurės šalių pūlą, ir mane, ir Daniją. Ir kad mes tikrai sugalvosim, ką čia padaryti ir kaip pas danus prisibelsti. Kas mane labai nustebino, Danijos verslo požiūris į mano pasiūlymus padėti, suvesti, padaryti, pagelbėti.
aš iš vienos įmonės, jie yra inžinieringo konsultantai ir jiems trūksta resursų ir ieškojo galimybės pasidaryti savo padalinį Lietuvoje, naudojant mūsų inžinierius. Ir suvedžiau ir su kai kuriom Lietuvos įmonėm, ir su inovacijų gamybos slėniu. Ir jie man sako, kas tau iš to? Kokią sąskaitą tu mums išrašysi už visą pagalbą? Tai man reikėjo įrodyti jiems, kad jokių sąskaitų nebus, aš tikrai padedu už dyką ir man algą moka Lietuvos vyriausybė ir kad aš neatstovauju jokios vienos ar kitos įmonės ar kažkokios organizacijos, aš atstovauju visą Lietuvą. Kas jiems tikrai buvo keista, nes Danijos verslas, jeigu pasiprašo pagalbos per ambasadas, kad suvestų su kažkokiais tai galimais partneriais ar ką, tai ambasados tą pagalbą teikia komercinių pagrindų. Ir Lietuvoje yra komercijos žmonės ambasadoje ar žmogus, kuris, jeigu gavęs paklausimą iš Danijos įmonės, jisai dirbs kaip konsultantas. Ir kaip jau matėm, Danijos pramonininkai daugiau dėmesio skiria Azijos ir kaimininėms rinkoms, taip kad turbūt prisikviesti, kad jie su didelė delegacija atvažiuotų į Lietuvą, kažin ar pavyks, tačiau bendradarbiaujant su skirtingom organizacijom ir aš jau su gynybos pramonės asociacija labai gerą ryšį užmezgęs, tai manyčiau, kad galim po truputį įlysti ir mėginti, kad jie mus pastebėtų ir pamėgintų su mumis kalbėtis. Dabar mano dar vienas pastebėjimas, kai kalbėsi, keliauju po Daniją, susitikinėjai su įmonėm ir įmonės, kurios gamina kažkokius tai masinės produkcijos į tiekimo grandinės įtraukti ir su gamyba skirta civiliniai pramoniai, civil engineering, tai tos įmonės kalba apie paklausos kritimą ir kad jie šiek tiek nerimauja, kas bus toliau. Tačiau jeigu susitinki su įmonėmis, kurios dirba su gynybos sektorium, tai viena irgi vidutinė įmonė, nedidelė regione, lankiau, tai jie sako, mes per 5 metus apyvartas savo padvigubinom ir yra planas per sekančius 2 metus irgi padvigubėti. Iš karto jie sako, mes statomės naują cechą pas save, bet greičiausiai mums reikės netgi naujos gamyklos. Tai čia tikiuosi, kad tas subsektorius yra tikrai teisingas kalbėtis. Ir su kuo be kalbėsi, visi kalba ne apie tiekimo grandinių sutrikimus kažkokius, bet apie kvalifikuotos darbo jėgos trūkumą. Ir aš manyčiau, būtent per tą prizmę ir galima mėginti rasti kažką. Turbūt Kopenhagoj, kas buvot, kas nebuvot, visi matėte arba žinot, kad yra undinėlė ir ta undinėlė taip atsisukus ir žiūri būtent į Baltijos jūros pusę, ten, kur Lietuva. Tai aš galvoju, kad undinėlė, kaip matot, ant akmens, jinai pati tikrai į Lietuvą nenueis, tai mums reikia atvažiuoti ir ją lankyti ir žiūrėti. O dabar čia visi mano kontaktai, aišku, tuos kontaktus galite rasti ir ambasados puslapyje, ir ekonomikos inovacijų ministerijos puslapyje, ir verslios Lietuvos puslapyje, verslios inovacijų agentūros dabar. Ir skambinkit, rašykit, kalbėsimės, bandysim, darysim.
ir tikiuosi, kad kažkas pavyks. Ačiū labai Lietuvos komercijos atašė Danijoje Audriui Masiulioniui už informatyvų pranešimą. Jeigu kas turite klausimų, rašykite arba kelkite ranką, paspaudę viršuje. Audriau, gal sakykit, ar atradote jau bendraudami su įmonėm, kokie subsektoriai jau padeda Lietuvai ir jau ir lietuviai yra žinomi Danų akise, jau gal girdėjot ir gerų atsiliepimų, kur esam jau, gal sakyčiau, koja priekyje. Žinokit, čia apart baldai statybos, kur yra visos šiaurės šalis, apart Suomija, kur Suomijoje nėra tokiais kiekiais baldai statybos stiprus. Tai tikrai inžinierinės pramonės srityje aš sakyčiau, kad net kalbantis su įmonėm, tai jos sako, mes turėjom, kažką darėm, bet dabar norim vėl, nes ten viską pardavėm ir išėjom kažkodėl tai. Nes Danija pradžioje nepriklausomybės apie 90 metais buvo didžiausias investuotojas Lietuvoje. Aš tikrai nežinau, kas atsitiko. Bet jinai šiek tiek atsitraukė. Ir pati Danija per daug nedėjo pastangų, kad išrutuliuoti tą bendradarbiavimą. Ir Lietuva į Daniją taip žiūrėjo, kad viskas ir šiaip gerai sekasi, bet tas gerai sekasi, jinai vos 10-uke išlieka. O potencialas šalies tikrai yra nemažas. Ir kaip sakau, reikia mums patiems eiti ir bandyti. Kam įdomu, gynybos pramonės įmonės, tai yra asociacija ir ten ir gamybinės įmonės visos išvardintos. Ir aš galiu pasidalinti linkais, kas tik tai nori, tai pasižiūrėkit, panagrinėkit ir nei Linpra vieni mes nepadarysim, bet jeigu įmonės užpuls, darys ir savo keliu, ir su mūsų pagalba, tikrai kažkas tai pavyks. Nes mus žino ir aš su tą minėtą įmonę, kai kalbėjau, tai bendravau su vienu iš savininkų, jisai sako, aš dirbau anksčiau kitose įmonėse ir turėjau projektą Čekijoje, turėjom įmonę Lenkijoje ir Latvijoje, bet sako, aš nieko blogo apie Lietuvą negirdėjau, tai sako, man būtų įdomu atvažiuoti pasižiūrėti tas galimybės. Tai aš labai tikiuosi, kad mes su Investu čia jau padarysim, kad kažkas tai įdomaus atsirastų, naujo. Nes irgi reikia, kad viens per kitą jie sužinotų. Nes ir ta pati Dovisa, jinai, aš sakyčiau, nors ir inžinierinė tokia įmonė, bet jinai vis tiek inžinierinė statybos srityje daugiau. O man tikrai labai patiko tasai, kad statementas, kad per valandą inžinierinės pramonės įmonės sukuria 60% daugiau pridėtinės vertės negu statybų sektoriaus įmonė. Kaip bebūtų. Čia yra pinigai ir pinigai, aišku, man labai patinka Tomo Jaskelevičiaus tas požiūris, kai kokios krizės ten jį pradeda kalbinti ir jisai sako, Lietuvos ir ypač Argintos dalis visame globaliame ar Europos inžinerinio sektoriaus sudėtyje yra 0,0001%. Sako, aš turėsiu būti šiek tiek aktyvesnis ir tas mano mažos įmonės statusas šioje vietoje padės. Taip ir manau ir pas mus yra didžioji dalis tos nedidelės įmonės, kurios tikrai gali kažką tai surasti. Aišku, geriausiai išeiti tiesiai į Vokietijos gamintojus, kur jaučiu ir didžioji dalis danų, kaip matėt, jie apie 60-70% viso eksporto eina ir tikrai eina į Vokietiją ir Švediją, kur yra galutiniai tie pirkėjai ar kontraktoriai. Jau švedai, suomiai, tie danai kartais yra patys subkontraktoriai kažkokių didžiųjų, bet tikrai nuo kažko reikia pradėti. Ir vien tasai, kad jiems trūksta darbo jėgos, tai rodo, kad jie kartais gal negali plėstis. Super.
Ačiū labai, Audriau, už komentarą. Kaip ir minėjo Audrius Masilionis, kreipkitės, kontaktai yra ar per mus, ar tiesiai į Audrių. Tikrai padės, kiek galima. Ir tikrai rasime geresnius kelius savo eksporto didinimui. Ieškosim kartu. Ačiū, Audriau, už pranešimą. Antrasis mūsų pranešimas bus apie situaciją Norvegijoje. Tai Lietuvos komercijos atašė Norvegijoje Martina Budnikaitė. Prašau, pristatykit, kas yra aktualu, kokios įžvalgos ir ką matote. Sveiki visi. Ar matote mano skaidres? Taip. Taip. Taip, aš esu Martina, aš esu naujai paskirta komercijos atašė Norvegijoje, tai dabar nuo rugpjūčio mėnesio. Tai labai ačiū Limprai už galimybę pristatyti. Šiek tiek mano bus tokia apžvalga, kas įvyko per šiuos metus, kadangi žinau, kad jau Norvegijos rinka jums yra kažkiek pažįstama ir joje dirbate. Tai ir jau turėjot nemažai pristatymų, tai tiesiog padarysiu tokią bendrą apžvalgą, kas įvyko ir kokie iššūkiai ir galimybės šiuo metu. Martina, atsiprašau truputėlį, prašau, nuleiskite ekraniuką, kur Teamso. Ačiū labai. Tvarko. Gerai, tai tada pradėsiu šiek tiek apžvelgiant geopolitinį kontekstą, kas vyksta. Tai be abejo, Norvegija ir toliau stiprina ekonominės sankcijas Rusijai, tai pavyzdžiui, šiais metais buvo sugriežtintas Rusijos žvejybos laivų kontrolė, tai taip pat tam tikri apribojimai Rusijoje registruotų transporto priemonių, tai iš tikrųjų Norvegija tapo paskutinė Europos šalimi, kuri uždraudė atvykti rusiškoms transporto priemonėms, kuriuose yra mažiau nei 10 sėdimų vietų. Taip pat čia jau irgi taip žinoma, kad pernai metais Norvegija tapo tokia didžiausia naftos ir dujų eksportuotoja ir pasigirdo tokios kritikos, kad iš tikrųjų jinai pelnosi iš karo Ukrainoje. Tai iš tikrųjų dabar tos kalbos tyla, todėl kad skaičiuojant pagal BVP, šiuo metu Norvegija teikia vieną didžiausių paramų, tai sudaro 1,8 jos BVP. Taip pat Norvegija iš tikrųjų žengia tvirtus žingsnius didinant išlaidas gynybai. Tai kaip tik 6 dieną spalio buvo paskelbtas vyriausybės biudžeto projektas, tai gynybai iš tikrųjų yra skirti dideli asignavimai, 90,8 milijardai Norvegijos kronų, tai iš tikrųjų padidėjimas yra netgi 15 milijardų, tai iš tikrųjų ta dalis bus skirta tiek ir darbo užmokesčio didinimui, tiek ir paramai Ukrainai, tiek ir apskritai gynybos pajėgumų stiprinimui. Taip pat Norvegija labai peržiūrė savo energetinio ir nacionalinio saugumo situaciją, tai jie kaip tik dabar ruošiasi atidarymui savo pirmo žemyninio Europos kosmodromo, tai čia toks didelis įvykis jiem ir iš tikrųjų daug finansų yra skiriama saugumo stiprinimui būtent šio kosmodromo. Taip pat iš tikrųjų yra ir šiokių tokių nuogąstavimų dėl galimų išpuolių dėl saugumo situacijos jūros energetikos infrastruktūroje. Tai kalbama, kad apsauga nėra pakankamai koordinuota, tai irgi su tuo yra dirbama. Ir iš tikrųjų kelia nerimą dar ir dabartinis toks susitarimas vienos didžiausių Norvegijos energetikos kompanijų Equinor su tam integruotų naftos telkinių paslaugų tiekėja China Oilfield Service Limited. Tai vienu žodžiu, iš tikrųjų daug yra kalbama, kaip užtikrinti tokių investicijų kontrolę ir būtent tos svarbios infrastruktūros apsaugą. Kalbant apie ekonominės tendencijas, tai iš tikrųjų kažkokių didelių
kitokių dalykų čia irgi nepastebėsime, vėlgi rizikos ir iššūkiai labai panašus kaip ir visur. Tai aukšta infliacija, kylančios palūkanų normos, mažėjanti vidaus paklausa. Ir iš tikrųjų matome, kad ekonomika iš tikrųjų vėsta ir jinai nuo šių metų pirmojo ketvirčio neaugo. Tai iš tikrųjų yra pastebimas tas ekonomikos lėtėjimas. Ir iš tikrųjų netgi BVP sumažėjo daugiau negu buvo prognozuota. Tai iš tikrųjų daug prisidėjo tai, kad be abejo Norvegijos centrinis bankas labai aktyviai kelia palūkanų normas, tai jau dabar yra 13 palūkanų normų pakelimas, tai šiuo metu palūkanų normas yra 4,25%. Tai yra aukščiausias lygis nuo 2008 metų ir iš tikrųjų yra tikimasi, kad jos ir toliau kils. Gruodžio mėnesį tikriausiai bus pakeltos dar kartą iki 4,5. Bet vis dėlto yra ir matomi tokie teigiami ženklai, kaip stiprėjanti Norvegijos krona, mažėjančios infliacijos tendencijos. Tai pavyzdžiui, infliacija sumažėjo, dabar yra 3,3%, tai sumažėjo nuo praeito mėnesį buvo 4,8 ir tai iš tikrųjų kelia pakankamai pozityvius lūkesčius. Bet vis dėlto be abejo pastebimos, kad namų ūkiai vis dar mažina investicijas, yra labai paveikti tokie sektoriai kaip statybos, pramonė, mažmeninė prekyba. Tai kalbant apie statybą, tai pavyzdžiui, naujų butų pardavimas yra istoriškai žemas, tam tikri statybos projektai yra suspenduoti, tai ir bankrotų iš tiesų skaičius yra padidėjęs. Tai iš tikrųjų matomos tam tikros rizikos, bet pavyzdžiui, kalbant apie darbo rinką, tai bendras užimtumas Norvegijoje iš tiesų yra aukštas. Ir jeigu jis ir kažkiek tai tikimasi, kad didės, tai labai nežymiai. Tai apibendrinant, galima pasakyti, kad be abejo ekonomika lėtėja, labai vėlgi įmonių investicijos vis dar yra pakankamai sumažėjusios ir pakankamai silpnos statybos pramonės, mažmeninės prekybos tas optimizmas, bet iš tikrųjų optimizmu pasižymi naftos sektorius ir yra prognozuojama, kad jau kitų metų antroje pusėje palūkanų normos pradės mažėti ir kartu ir šiek tiek didėti namų ūkių paklausa ir verslo investicijos. Kalbant apie tarptautinę prekybą, tai iš tikrųjų pastarųjų mėnesių duomenimis matosi, kad yra šioks toks eksporto ir importo skaičių sumažėjimas. Tai rugsėjo mėnesio duomenimis Norvegija eksportavo prekių už 131,9 milijardai Norvegijos kronų, tai yra 47 maždaug procentų sumažėjimas nuo pernai metų, bet iš tikrųjų tai kaip ir visi žinom, tai pernai metais buvo iš tikrųjų labai rekordinės naftos ir dujų pardavimo pajamos ir dabar šiek tiek be abejo tas eksportas yra kritęs, tačiau visi šitie skaičiai, užsienio prekybos skaičiai vis dėlto yra labai vis dar aukšti ir generuoja didelį pelną Norvegijai. Taip pat ir žemyninėje dalyje pastebim, kad yra didėjimas, tai ypatingai padidėjo žuvies eksportas, taigi 12%. Be abejo, tai daugiausia tai buvo dėl silpnesnės Norvegijos kronos, tai kadangi jinai stiprėja, tai žiūrėsim, kaip bus viskas ateityje. Bet importo sumažėjimas buvo šiek tiek mažesnis. Tai daugiausia lėmė mažesnio mineralinio kuro, susijusių medžiagų, pramoninių prekių, chemijos importo mažėjimas. Tai
Taip pat sumažėjo automobilių importas dėl sumažėjusios paklausos vartotojų. Bet vėlgi apibendrinant šiuos skaičius, nors ir yra matomas tas eksporto ir importo skaičių mažėjimas, tai palyginus su praeitais metais, tai vis dėlto Norvegijos prekybos perteklius yra vis dar labai didelis ir tikrai Norvegija yra geroje ekonominiai situacijai. Dabar be abejo, pastarosios ekonominės tendencijos atsispindi ir Norvegijos vyriausybės biudžeto projekte, kuris dabar kaip tik buvo pateiktas mėnesio pradžioje. Tai jis iš tikrųjų yra netgi saikingesnis negu praeitų metų biudžetas. Tai realus išlaidų augimas yra mažiausias nuo 1995 metų. Nors ir šiek tiek padidėjo išlaidos iš Norvegijos naftos fondo, bet taip pat galima pažymėti, kad iš tikrųjų jis yra šiek tiek palankesnis verslui nei ankstesnis biudžetas, kuris buvo iš tiesų kritikuojamas dėl papildomų mokesčių ir tokios didesnės mokestinės naštos. Tai panašu, kad vyriausybė šiek tiek sureagavo į šitą kritiką ir pavyzdžiui, laipsniškai yra pradedamas naikinti darbuotojų socialinio draudimo mokestis, darbuotojų papildomas, kuris buvo pernai, žodžiu, toks paskirtas, tai dabar tiesiog pasikeitė pajamų riba, pas mokestis nebuvo panaikintas, bet tai jau pakankamai geros žinios. Bet vis dėlto biudžeto projektas sulaukė ir kritikos, tai būtent, kad dėl nepakankamai uždirbančių darbuotojų, jis nėra pakankamai palankus jiems ir jie vis dėlto turi tą didelę naštą mokestinę ir taip pat nepakankamą dėmesio spręsti klimato problemas. Tai tam tikri buvo mokesčiai susijęs su transporto priemonių draudimu, tarifų koregavimai. Tai pavyzdžiui, elektromobiliams mokesčiai bus didinami, o benzininiams mažės. Tai iš tikrųjų sukėlė šiek tiek keisto požiūrio. O taip pat, pavyzdžiui, vėjo energetikos pramonė praeitais metais buvo sukrėsta tokių papildomo mokesčio dėl resursų nuomos naudojimo sausumos vėjo energijai. Tai buvo siekiant kompensuoti visuomeniai už tą, žodžiu, resursų naudojimą. Tai vėlgi šių metų projekte jo nebus atsisakyta, bet jis greičiausiai bus šiek tiek sumažintas, tai dabar nebe 40%, 35%, kas vėlgi vėjo energetikos pramonės požiūriu yra pakankamai didelis tarifas. Bet iš tikrųjų žaliai pramoniai palankių žingsnių yra matoma ir įvairių iš vyriausybės. Pavyzdžiui, reaguodama į tą didesnį susirūpinimą, vyriausybė šiuo metu pradeda atnaujintą žaliosios pramonės skatinimo planą ir skiria labai daug, tai apie 60 milijardų Norvegijos kronų investicijų įvairios žaliosios pramonės plėtrai. Tai va, ir skiria įvairių nuosavo kapitalo, garantijų, paskolų ir dotacijų būtų. Tai va, ir kalbant apie pramonės rodiklius, tai vėlgi jie iš tikrųjų dėl didesnės gamybos ir užimtumo pramonės pasitikėjimo rodiklis matome, kad šiek tiek padidėjo. Taip pat pakilo pristatymo laiko indeksas, sumažėjo naujų užsakymų skaičius. Tai taip pat matom, kad kyla kainų indeksas, tai vėlgi gamybos kaštai augai, bet vėlgi išlieka žemiau negu ilgalaikis vidurkis. Kalbant apie pramonės rezultatus 23 metais, tai
Jie iš tikrųjų skiriasi priklausomai nuo pramonės šakų, tai tokiuose pramonės šakose kaip mechaninė inžinerija, laivų ir naftos pramonių statyba, tai jie buvo labai geri be abejo, na, o sakykime tokių tarpinių prekių kaip medienos, chemijos, žaliavos, metalo pramonė ir vartojimo prekių, tai ypatingai maisto, gėrimų pramonė, tai na, iš tiesų prisidėjo prie skaičių nuosmukio. Na ir be abejo, ta kapitalo imlių pramonės šakų gamintojai daugiausiai irgi prisidėjo prie užimtumo didėjimo ir na, apibendrinam tokius skaičius, tai matom, kad yra tas mažėjantis užsakymų skaičius tiek ir iš vidaus ir iš eksporto rinkų, kas vėlgi ypatingai veikia tarpinių prekių gamintojus. Tai vartojimo prekių gamintojų sektoriai yra kainų augimas aukštas. Na ir tos Norvegijos pramonės nuotaikos iš tiesų pablogėja, bet, na, kaip ir minėjau, kapitalo imlios pramonės šakos susijusios su naftos ir dujų sektorium vis dar demonstruoja optimizmą. Tai vėlgi matom, kad tas Norvegijos naftos ir dujų sektorius generuoja rekordinės pajamas, nors ir šiek tiek šiais metais sumažėjo. Ir tikimasi, kad šis sektorius ir toliau jas generuos ir jų gamyba bus didinama. Tai pavyzdžiui, skystos naftos gamyba padidės 5% ir gamtinių dujų 1,7, o pavyzdžiui, pikas turėtų būti pasiekiamas 25 metais. Na ir atitinkamai be abejo tai rodo, kad bus didinamos investicijos į šį sektorių ir na, be abejo tos investicijos rodo, kad ir reikės daugiau pajėgumo aptarnaujančios sektorius ir kad na, iš tiesų yra vis dar išlieka didelės galimybės būtent šiame sektorėje. Kalbant apie laivybos sektorių, tai vėlgi yra pakankamai tvirti tolesnio augimo lūkesčiai. Rezultatai skiriasi priklausomai nuo segmento. Naftos ir dujų sektorių aptarnaujančių laivų segmentas be abejo pats optimistiškiausias, bet iš esmės pastebimas augimas visose sektoriuose ir žodžiu, Norvegijos laivų savininkai kalba apie augimo lūkesčius, planuojama statyti daugiau laivų, tai netgi lūkesčiai yra didesni negu per pastaruosius 5 metus. Ir be abejo, dauguma įmonių nori investuoti aprūpinti savo laivus technologijomis, kurios būtent skatina klimatui neutralius sprendimus. Tai vėlgi čia yra pakankamai didelės galimybės. Na ir kalbant apie iššūkis, tai be abejo yra tas didelis darbo jėgos trūkumas. Bet vėlgi nepaisant šio iššūkio, laivybos pramonė rodo stabilumą ir atsparumą. Na ir žuvininkystės sektorius, kas vėlgi yra labai svarbus Norvegijai. Pajamos čia taip pat yra aukštos. Tai per pirmą šių metų pusmetį Norvegija eksportavo 1,3 milijono tonų jūros gėrybių, kas yra šiek tiek mažiau, apie 5% su praėjusiu metų laikotarpiu. Bet vėlgi pagal vertę Norvegijos jūrų gėrybių eksportas dar niekada nebuvo toks didelis kaip pirmąjį šį pusmetį. Tai iš tikrųjų tai reiškia, kad vėlgi investicijos didės ir šiame sektorije ir bus ir naujų užsakymų, ir kas pramoniai vėlgi yra geros žinios. Na ir galbūt verta būtų paminėti dar prie to, kad pernų metų biudžete buvo taip pat įvestas išteklių nuomos mokestis akvakultūros sektoriui, kas buvo toks tam tikras irgi šaltas dušas sektoriui, bet šiuo metu yra pasigirsta kalbų, kad jisai bus mažinamas, tai vėlgi tikimės, kad jisai prisidės prie šio sektoriaus augimo.
Na ir dabar trumpai vėlgi, ką domina Norvegijos rinką, tokia trumpa apžvalga apie svarbiausias sektorinės parodas. Tai 24 metais, kitais metais Stavangeryje vyks paroda naftos ir dujų sektoriaus ONS. Tai kas domina, vėlgi šis sektorius, tai labai siūlyčiau pasidomėti. Laivybos sektoriaus didžiausia paroda yra North Shipping paroda, kuri vyks 25 metais. Ir žuvininkystės sektorius, čia yra dvi parodos, Aquanor ir Norfishing. Tai dabar artimiausia paroda bus Aquanor, kuri vyks Trondheime, vėlgi 25 metais. Na ir taip apibendrinant viską, tai vėlgi iššūkiai labai panašus, kaip ir daugumoje pasaulio šalių šiuo metu, lėtėjant ekonomika, neapibrėžtumas dėl mažėjančios paklausos tiek vidaus, tiek užsienio rinkose. Vis dar aukšta mokestinė bazė verslui, nors ir buvo šiek tiek padaryti, sakykime, girdisi iš vyriausybės tam tikro didesnio palankumo verslui šiemet. Bet vėlgi, Norvegijos rinka visada buvo ir bus stipri, tai perkamoji galia nors ir šiek tiek yra sumažėjusi, ji vis dėlto yra dar stipri. Labai žemas nedarbas, stiprus užsienio prekybos balansas, taip pat rodikliai rodo, kad bus didinamos investicijos būtent ypatingai į naftos ir dujų sektorių ir taip pat ir žaliąją pramonę. Na ir be abejo yra tos teigiamos prognozės, kad dėl pamažu stiprėjančios kronos ir mažėjančios infliacijos jau kitų metų pabaigoje turėtų ženkliai didėti ir Norvegijos namų ūkių paklausa ir tuo pačiu ir verslo investicijos. Tai tiek iš manęs, ačiū už dėmesį ir ką domina Norvegijos rinka, labai prašau susisiekti, matote mano kontaktus ir dėkui Jums. Labai ačiū Lietuvos komercijos atašė Norvegijoje Martynai Budnikaitei. Labai įdomu, Martina, taip Norvegija, laivyba, nafta tikrai garsėja visame pasaulyje. Sakykit, Martina, ar yra kažkokie signalai iš įmonių, ką jos, mokesčiai dideli jiems, kur jie kreipia, gal jie jau signalus sako, kad kažko ieško, kažko domėsi, kur Lietuvos įmonės galėtų aplikuoti ir kaip tai padaryti, nes žinom, kad laivas yra labai brangus, žinau dar, kad su Turkija konkuravo Norvegija dėl pačių laivų statybo, bet Lietuvos mažesnės įmonės, kaip jos galėtų tikslingiau patekti į pačią Norvegiją ir prisidėti prie to laivo. Taip, tai iš tikrųjų, yra daromi tam tikri žingsniai, tai čia yra, mes dirbam ir su Lietuva, tiek ir su, pavyzdžiui, Klaipėda ID, ne per seniausiai organizavo vėlgi konferenciją, kur buvo sukviestos įvairios laivininkystės pramonės įmonės, tiek ir iš Lietuvos, tiek ir iš Norvegijos. Ir matosi, kad iš tikrųjų tas kontaktas yra mezgamas ir kad mes einam tinkamą linkme, bet kaip ir kolegos minėjo, tai iš tikrųjų mes esam dar labai nedaug žinomi, mes nesam kaip čia Norvegija žinome, kaip mėlynosios ekonomikos valstybė, tai mes iš tikrųjų, manau, kad žingsniai turėtų būti vėlgi galbūt atvažiuoti tas pačias parodas, šiek tiek save labiau parodyti ir tai jau galėtų būti didesnis, vėlgi, didesnis savęs žinomumo, lietuviško potencialo žinomumo didinimas. Ačiū Martynai, ačiū labai už išsamų pranešimą. Keliaukime toliau. Šiandien webinare numatytas yra trečiasis pranešimas apie situaciją Suomijoje. Tai pristatau Lietuvos komercijos atašė Suomijoje Kristupą Stankų. Sveiki, Kristupai. Sveiki. Tai prašau prezentaciją jūsų ir gero laiko.
Gerai, sekundėlę. Ar matosi? Matot prezentaciją? Aš jūsų... Taip. Gerai. Tai taip, sveiki visi, aš Kristupas esu, Suomijai pradėjau nuo rugsėjo mėnesio ir gal kažkas iš jūsų jau ir spėjo sudalyvauti B2B susitikimuose su Suomijos kompanijom, kurios buvo atkeliavusios į Lietuvą ir kurį darėm su Limpra kartu. Tai papasakosiu truputėlį apie pačią Suomiją, kaip atrodo bendri ekonominiai rodikliai. Iš tiesų situacija yra ganėtinai sudėtinga šiuo metu. Jis yra sudėtinga dėl to, kad yra lengva recesija. Kalbame apie maždaug minus 0,2% BVP susitraukimą. Kitais metais atsigavimas vėlgi jisai taip pat yra lėtas. Yra lygiai tie patys plus 0,2% ir vėliau ekonomika turėtų įgauti pagreitį. Šitas nusileidimas yra pagrinde dėl to, kad statybų industrija išgyvena labai sudėtingą laikotarpį, ypatingai statybų industrija kalbant apie privačius gyvenamuosius namus. Jeigu kalbėtumėm apie ofisus, tai ten dar, sakykime, taip yra daug renovacinių projektų, kur dėka hibridinio darbo modelio reikia, sakykime, taip pakeisti struktūrą ofiso, bet kas liečia privačius namus, tai ten yra didžiulis susitraukimas ir dėl to iš esmės ir pats BVP traukas. Kaip atrodo Suomijos eksporto rinkos ir kokie yra prognozuojami jų pokyčiai, tai matom, kad jos tendencingai augo, o 23 metais taip pat traukiasi. Tai kaip tos eksporto rinkos atrodo, tai iš esmės yra paimama šalis, į kurias Suomija eksportuoja ir paimama kokia dalis Suomijos eksporto tose šalise sudaro bendrą importą ir iš to jie prognozuoja, kaip didės ir mažės jų būtent ta dalis eksporto. Tai matom, kad šiemet situacija sudėtinga, kitais metais jinai truputėlį pagerės. Kas liečia infliaciją, taip pat turėjome Suomija turėjo truputėlį bėdų, dabar tarsi ta situacija po truputį stabilizuojasi, bet vėlgi patys Suomiai prognozuoja, kad palūkanų norma, kuri buvo pakelta būtent dėl infliacijos, nenusileis, kol nepakils nedarbo lygis pačioje Europoje. Dėl to jie kažkaip tai, nepaisant to, kad mato, kad jų infliacija jau yra stabilesnė, jie vis dėlto galvoja, kad Europos centrinis bankas nemažins palūkanų, kol likusioje Europos daly nepradės kilti nedarbo lygis. Didžiausia tema Suomijoje, arba, sakykime, viena iš didžiausių temų, tai yra valstybės skola. Pakilus palūkanų normai, valstybės skolos aptarnavimas labai pabrango. Šiai dienai Suomija dar vis turi deficitinį biudžetą, maždaug 0,8%. O valstybės skola sudaro 73% BVP. Tai šitoj vietoje vėliau pakalbėsime apie tai, kokias priemonės vyriausybė taikys tam, kad suvaldyti šią skolą ir ką daryti su jos aptarnavimu. Bet čia yra vienas iš tų dalykų, kur Suomija skiriasi nuo kitų Skandinavijos ir galima sakyti ir nuo Baltijos šalių. Iš tikrųjų, Suomijos skola yra ganėtinai didelė. Tai va. Kaip atrodo Suomijos technologijų industrija, tai didžiąją dalį Suomijos technologijų industrijoje sudaro mechaninė inžinerija, toliau seka elektronika, informacinės technologijos, metalų industrija ir inžinerinės konsultacijos paslaugos. Kas yra tos, sakykime, galutinės industrijos, kurios tempia, sakykime, mechaninė inžinerija, tai mes kalbam apie laivų statybą ir mes kalbam apie gynybos pramonę ir aišku, kalnakasybos įvairius įrenginius. Dabar laivų statyba yra tiek svarbi industrija Suomijai, kad Suomijai patys turi tokį anekdotą, kad kuriai šaliai didžiausią laivą tais metais parduosi, ta šalis ir bus didžiausias prekybinis partneris. Iš tikrųjų, laivų statybos vertė lieka Suomijai taip pat. Tai reiškia 63% laivo vertės komponentų atžvilgių yra gaminama ir surenkama būtent Suomijai. Tai lyginant su, sakykime, ICT industrija, kur tas procentas yra tik tais 20 keli procentai. Tai čia yra didžiulis skirtumas.
pasižiūrėkim, kur keliauja jų eksportas, tai technologijų, industrijų eksportas ir čia dabar tech servisų neįtraukiam, žiūrim tik tais apie tai, kaip atrodo būtent produktų eksportas. Tai didžiausia dalis keliauja į vakarų ir centrinę Europą. Tai yra 66%. Tai yra labai svarbu dėl to, kad jeigu taip paprastai žiūrint į žemėlapį, tai Lietuva yra pakeliui. Ir yra nemažai tokių pavyzdžių, kur, sakykime, kompanija Suomijoje pagamina tam tikrą komponentą, kuris toliau keliauja į Lietuvą, sakykime, dažymui ar kitam apdorojimui ir paskui važiuoja į Vokietiją. Tai toks modelis yra ganėtinai įdomus ir aš manau, kad čia galima paieškoti nišų ir bus galima ieškoti nišų taip pat ateityje, kuriuos produktus dar būtų galima papildomai apdirbti Lietuvoje prieš siunčiant toliau į centrinę ir vakarų Europą. Taip pat kompanijos investuojančios iš Suomijos į Lietuvą taip pat galvoja apie tokį modelį savo kompanijos viduje, kur galėtų, kokius komponentus galėtų, sakykime, paruošti Suomijai, tada toliau siūsti į Lietuvą, tenais toliau apdirbti ir siūsti į vakarų Europą. Tai būtent tas logistinis kelias šioje vietoje yra mums ganėtinai palankus. Kaip atrodo industrijos apyvartos pokyčiai, tai jeigu kalbėjom apie tai, kad bendrai ekonomika išgyvena tam tikrą recesiją, matom, kad tradicinė industrija taip pat yra leidžiasi, o, sakykime, technologijų industrija ir inžinerinė industrija, jinai išlieka labai stabili. Taip pat matom, kaip stipriai, ir čia reikėtų išlaikyti perspektyvą, kaip stipriai jinai pakilo per paskutinius keletą metų ir kad tose aukštumose jinai taip pat išlieka. Tai čia, sakykime, kur tradicinė industrija truputėlį krenta žemyn, čia ypatingai kalbam, sakykime, apie medžio apdirbimą, popieriaus industriją, dėl to, kad žaliava šiuo metu yra labai nupigusi. Tai šitoje vietoje technologijų industrija jinai išlieka toliau ganėtinai geroje situacijoje. Kaip pačios technologijos industrijos sudedamosios dalis atrodo, tai matom, kad informacinės technologijos auga labai stabiliai jau ilgą laikotarpį, tas augimas ir toliau projektuojamas labai pozityviai, bet vėlgi, kol kas informacinės technologijos dar nėra didžiausia technologijų industrijos dalis. Didžiausia dalis yra mechaninė inžinerija ir mechaninė inžinerija taip pat atrodo stipriai ir tai yra labai geras signalas suomiams. Stipriai atrodo dėl to, kad, kaip ir sakiau, turime laivybą ir turime gynybą. Metalo industrija truputėlį nusileidus, bet vėlgi, jeigu lygintumėm su lygiu, kuris buvo prieš porą metų, tai dar, sakykime, ta situacija nėra tokia bloga. Elektronikos ir elektrotechnikos industrija šitoje vietoje labai, kaip jie patys sako, labai svyruojanti rinka ir čia ta tendencija yra truputėlį prastesnė. Čia matom bendras apyvartas, tai vėlgi matosi, kaip stipriai yra išaugusios, praeitais metais buvo išaugusios mechaninės inžinerijos apyvartos, metalo industrija ir matom, kad informacinės technologijos tuo iš tikrųjų pralenks metalo industriją. Kaip atrodo šiuo metu užsakymai ir kur keliauja užsakymai lyginant eksportą ir vietinę rinką, tai matom, kad truputėlį užsakymų lygis yra nukritęs eksporto atžvilgiu, vidaus rinkoje jisai išlieka stabilus, bet vėlgi čia turim omeny visą technologijų industriją. Toliau, čia turime maždaug iki 23 metų vidurio, toliau projekcijos yra ganėtinai tokios, sakykime, truputėlį negatyvesnės. Tai va, kaip atrodo Baltijos šalių eksportas į Suomiją, tai čia labai aiškiai matome, kad Estijos eksportas yra kur kas didesnis negu Latvijos ir Lietuvos. Taip pat, sakykime, pagal mūsų industrijos specifiką Latvijoje atrodo ganėtinai stipriai, nors Lietuva ganėtinai neblogai paskutiniais metais išaugo, bet, sakykime, čia dar yra labai daug galimybių, kurias mes galėtumėm išnaudoti vien iš to, jeigu mes pakeltumėm mūsų šalies matomumą Suomijoje. Tai kaip tas Lietuvos eksportas atrodo, tai matom, kad jisai yra pakilęs ir kas yra labai gerai, kad
jisai dar išsilaiko ganėtinai tame pakilusiame lygmenyje, nepaisant to, kad Suomijos tas būtent bendra industrija truputėlį leidžiasi žemyn. Tas faktorius, kad mes išlaikom savo poziciją jų rinkoje, yra ganėtinai geras ženklas. Kokie yra didžiausi Lietuvos eksporto sektoriai į Suomiją. Tai čia maždaug apie 40%, apie 45% Lietuvos eksporto sudaro būtent čia pateikti sektoriai. Jeigu dar pridėtumėm medžio gamybą ir baldus, tai turėtumėm iš viso virš maždaug apie 55 netgi procentus viso Lietuvos eksporto į Suomiją. Tai matom, kad pagrindiniai sektoriai yra mašinerija, elektronika, plastikai ir mechaniniai komponentai, arba kaip čia įvardinami, tai yra metaliniai komponentai, ne? Tai matom taip pat, kad būtent šitie sektoriai yra išaugę paskutiniu metu. Šiemet jie, sakykime taip, lyginant su praeitais metais, yra truputėlį sumažėję, bet vis tiek ta tendencija jinai yra ganėtinai nebloga. Ir galiausiai kokia yra Suomijos strategija žiūrint į ateitį, tai visų pirma, tai elektros energijos gamyba ir elektros energijos kaina Suomijoje yra viena mažiausių Europoje ir toliau Suomija investuoja į elektros gamybos pajėgumus, nes jie puikiai suvokia, kad čia yra jų tas, sakykime, industrijos pranašumas, kurį jie gali užsitikrinti. Jie turi labai stiprius paskirstymo tinklus, labai kokybiškus, į juos taip pat per ateinančius 10 metų investuos 4 milijardus eurų, kas nėra labai daug, bet tai nėra daug dėl to, kad situacija jau yra labai gera. Tai jie turi labai mažą elektros kainą ir toliau jinai veikiausiai tik tais išlaikys savo konkurencingumą. Iki 2030 metų prognozuojama, kad reikės papildomai 50% daugiau elektros energijos Suomijos rinkai ir kad ICT pagal poreikį pralenks metalo industriją pagrinde dėl to, jog duomenų centrų Suomijoje atsiras labai, ta prasme, bus pastatyta labai daug. Vien Microsoft, kas liečia duomenų centrus Suomijoje, jau turi statybos leidimus 850 tūkstančių kvadratinių metrų. Tai čia ne klaida, čia yra skaičiai, kuriuos jie pateikia. Technologijų industrija susiduria su kvalifikuotų darbuotojų stoka. Šitas dalykas yra ganėtinai įdomus dėl to, kad tuo pat metu, kai jie susiduria su kvalifikuotų darbuotojų stoka, ir tai jau yra ilgai išliekanti tendencija, jie nori truputėlį sugriežtinti ekonominės migracijos tvarką. Ir čia yra toksai, kur viena vertus yra poreikis iš industrijos, o kita vertus yra ir iš vyriausybės požiūris, kad vis dėlto ekonominę migraciją reikia griežtinti, tai neabejotinai yra tam tikrų klausimų ir aišku galimybių mums, kur, sakykime taip, kad jeigu jiems reikia tam tikros plėtros, čia mes galime išaugti su savo pasiūlymu. Biudžeto deficitas toliau augs, pagrinde augs dėl to, kad skolos aptarnavimas yra ganėtinai didelis. Ir tai sąlygoja, kad vyriausybė planuoja mažinti socialinės išmokas. Verslai šią iniciatyvą palaiko ir iš tikrųjų ruošiasi streikams per ateinančius 4 metus. Bet sako, jog socialinių išmokų mažinimas yra būtina kryptis Suomijai ir kad tie streikai bus ir juos reikės atlaikyti. Dabar būtent šitas streikavimas ir tai, kad tam tikros įmonės turbūt išgyvens tam tikras gamybinės pauzės, pažiūrėsim, kaip tai atsilieps, bet čia vėl galima pagalvoti apie tai, kokios yra galimybės mums ir kur čia galėtumėm padėti suomiams truputėlį išlaikyti galbūt jų pačių gamybinius pajėgumus. Galiausiai vyriausybė per savo kadenciją į ekonomikos skatinimą planuoja investuoti 4 milijardus eurų. Šitą dalyką jie darys nesiskolindami, nes ir taip biudžetas yra deficitinis, o parduodami valstybinį turtą. Tai pagrindinės kryptys, į kurias investuos valstybė, bus statybos, kad tą sektorių truputėlį paskatinti ir kelių tiesimas. Suomija taip pat mato, kad jie R&D sąlyginai per mažai investuoja ir tenais toj vietoj irgi
vyriausybė bandys užsimti skatinamaisiais projektais. Tai taip atrodo Suomija ir čia aš ir baigsiu ir jeigu kas turit klausimų, tai prašau. Ačiū Kristupai už pranešimą. Tikrai skaičiai įspūdingi, išgirdus apie Microsoft investicijas į Suomiją. Žinoma, tai pagrindinis faktorius, ko gero, tai yra elektra, dėl ko pasiema tokį didelį plotą ir tiek daug investuoja. Kristupai, buvo Alihakinta paroda, turėjome Suomijos delegacijos vizitą. Turim statistikas. Ką girdi kitaip, ką šneka kitaip, gal verslininkai, kurie dar dairosi negu turima statistika. Gal užčiopiai to tam tikrų niuansų. Taip, tai aš manau, kad yra gerų žinių. Gerų žinių yra tų, kad iš tikrųjų suomiams Baltijos regionas apskritai darosi įdomesnis. Jie mato, kaip stipriai auga mūsų regionas. Ir kai mato, kaip auga regionas, jie mato Lietuvą kaip didžiausią tą regiono, sakykime, ekonomiką. Tai neabejotinai buvo tas vizitas ir aš girdžiu ir gaunam indikacijų, kad nori daugiau vizitų į Lietuvą. Ar tai yra priekybiniai vizitai, ar tai yra dėl investicijų, tai dažniausiai nori truputėlį pamiksuoti, bet aš manau, per ateinantį laikotarpį mes iš tikrųjų iš Suomijos turėsim daugiau delegacijų ir šiuo metu galiu pasakyti, kad yra netgi keletas idėjų ir ruošiamės dar keletui tokių galimų delegacijų. Tai aš sakau, visi, kas dalyvaujat, būtinai sekit Linprą ir galbūt dar bus tam tikrų ir Lietuvoje, tiksliau ne galbūt, iš tikrųjų bus tam tikrų B2B renginių Lietuvoje. Kol kas laikė jie dar, sakykime, taip, pilnai kūno neįgavo, bet tikrai, kad tų idėjų yra ir kad po truputį planuojamės, tai taip. Labai gerai. Iš ties, Lietuva tampa populiaresnė tarp Skandinavijos, tarp vakarų šalių. Tai džiugina labai. Kristupai paminėjai, kad matomumą reiktų pasididinti Lietuvą. Ir dar yra koks niuansas, kur dar galėtume, nes Lietuvai atrodo aktyviai dalyvauja, tai matėm ir Alihakintoje tikrai aktyviai dalyvauja įmonės, vizitą turėjom. Ar yra dar koks kitas kelias, kur galėtume labiau save parodyti? Taip, tai strategija šitoje vietoje bus tokia, kad iš tikrųjų prisikabinti, jeigu taip galima įvardinti, prie estų ir latvių. Jie yra tikrai, tarpsme, estai yra labai gerai matomi. Mes matom iš jų eksporto skaičių, mes matom iš to, kaip jie, tarpsme, tai yra kultūriškai ir istoriškai susikloščiusi situacija. Tai bendradarbiaujant su tom šalim ir galbūt dalyvaujant jų renginiuose, pabandyti ir Lietuvos profilį pakelt. Nes mano nuomonė, jeigu mes kalbam apie Excelio lenteles, tai Lietuva atrodo geriausiai. Tai reikia tik tais, prisikabinant prie mūsų kaimynų, truputėlį tą profilį pakelti. Ir būtent čia ir bus mano tikslas per ateinančius tuos 4 metus, būtent su latviais ir estais daugiau nuveikti, kad galėtumėm jų tuose networkingo renginiuose dalyvauti. Ir vėlgi, taip pat matau, kad, sakykime, čia yra tas sritis, ką dar galime iš tikrųjų padaryti. Super. Tai bus daug renginių, daug B2B numatomų susitikimų, tai kas belieka, tai įmonių aktyvumo ir gero pasiruošimo jiems. Ačiū Lietuvos komercijos Suomijoje atašė Kristupui Stankui, labai įdomus pranešimas. Toliau keliaukime į Švediją, kalbinsime Lietuvos komercijos atašė Švedijoje Darių Budrį. Sveiki, Dariau, girdit mus? Sveiki. Sveiki, Dariau. Tai perleidžiam žodį. Dėkui, tuoj sekundėlę pasidalinsiu savo prezentaciją. Matosi. Taip. Supratau. Tai laba diena visiems. Dėkoju Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijai už iniciatyvą. Džiugu matyti, kad tiek daug įmonių prisijungia.
savo šiandienos pristatymu, vėlgi kaip ir kolegos, pabandysiu truputėlį papasakoti, kokia yra Švedijos ekonomikos temperatūra, kaip atrodo situacija su pramonė, kaip atrodo mūsų eksportas į Švediją, būtent inžinerinės pramonės, na ir truputėlį apie ambasados planus, kaip didinti Lietuvos matomumą Švedijoje būtent inžinerinės pramonės srityje. Tai kalbant apie bendrą vidaus produktą, tai vėlgi situacija yra tokia, kad jeigu palyginsim 23 metų antro ketvirčio duomenis su praėjusiais metais, tai fiksuojamas 0,8% nuosmukis. Situacija šiuo atveju yra truputėlį panaši kaip ir Suomijoje. Na ir grafike matome kelias tendencijas, kad neskaitant covidinio laikotarpio, pirmą kartą per 10 metų BVP augimas patenka į neigiamą teritoriją ir kad tas Švedijos BVP smukimas yra kur kas didesnis negu kad ES vidurkis, jau nekalbant apie Jungtines Amerikos valstijas. Ir čia priežastys, aišku, yra susijusios su paklausos mažėjimu tiek vidaus, tiek užsienio rinkose. Tai kalbant apie paklausos mažėjimą vidaus rinkoje, galima pradėti nuo infliacijos. Infliacija, kaip matosi iš grafiko, gerokai sumažėjo, tačiau vis tik išlieka istorinėse aukštumose. Centrinis bankas kaip pagrindinį rodiklį priimant sprendimą dėl palūkanų normos kėlimo ima tą vadinamą KPIF, kas yra vartotojų kainų indeksas be palūkanų kilimo, tai nuo piko 2022 šiai dienai rodiklis yra nukritęs į 4%. Žinome, kad Centrinio banko tikslas yra 2%, tai vis tik dar iki tų 2% rodiklio reikia nueiti tam tikrą kelią. Ir tai, aišku, veikia vartotojų perkamąją galią. Švedijoje dominuoja paskolos su kintančiomis palūkanomis. Dažnai dėl to švedai atsiduria prastesnėje situacijoje negu kad vartotojai kitose ES valstybėse. Ir skaičiuojama, kad švedų pajamos per metus, realios pajamos krito maždaug 7,5%. Ir vėlgi atsižvelgiant į tą neapibrėžtumą dėl ateities ir įkritusias pajamas, atitinkamai vartojimas Švedija smuko netgi 11%, kas praktiškai panaikino visą prieaugį, kuris buvo sukauptas covidiniu laikotarpiu. Kaip yra su užsienio paklausa, tai kalbant apie užsienio paklausą, svarbu pažymėti, kad Švedija yra eksportuojanti valstybė ir jos eksportas per metus siekia maždaug 300 milijardų eurų, kas yra kokius 8-9 kartus daugiau negu Lietuvos eksportas. Apie 70% šito eksporto sudaro prekės ir didžioji dalis, maždaug apie 75% prekių yra eksportuojama į Europos valstybės. Jeigu pasižiūrėti pačią eksporto struktūrą, tai čia didžiausia ir svarbiausia industrija yra variklinės transporto priemonės, kitos svarbios eilutės yra mineralinis kuras, farmacijos gaminiai. Na ir kalbant apie tendencijas, galima pažymėti, kad jeigu 22 metais Švedija fiksavo 23% eksporto augimą, tai šiais metais tas eksportas jisai daugiau primena tokią stagnacijos būklę,
kai kur eksportas krenta, kaip pavyzdžiui Norvegijos atveju, kai kur šiek tiek paauga, kaip Vokietijos atveju, bet bendras rezultatas yra toks, kad švedai ilgą laiką didžiavėsi, kad turi teigiamą prekybos balansą ir tokį balansą jie turėjo maždaug nuo 80 metų. Šiais metais bent kelis mėnesius pateko į tą jau neigiamą teritoriją ir fiksavo, reiškias, neigiamą užsienio prekybos rezultatą. Tai vidaus paklausa smunka, užsienio paklausa stagnuoja ir tas, aišku, turi neigiamą poveikį įmonėms, bet čia vėlgi situacija skirtinga. Tos įmonės, kurios yra orientuotos į vidaus rinką, joms situacija yra sunkiausia ir čia pirmiausia galima būtų kalbėti apie statybų pramonę. Reiškia, statybų pramonėje bankrotų skaičius yra daugiausias ir tai yra, kaip ir logiška, nes iš vienos pusės dėl silpnos kronos auga importuojamų prekių kaina, tuo pačiu kylant palūkanoms brangsta paskolos verslui, iš kitos pusės prie tokių aukštų palūkanų reiškia, vartotojai nelinkę įsigyti naują būsto ir rezultate, pavyzdžiui, pradėtų naujų projektų skaičius lyginant su praeitais metais smuko maždaug apie 50%. Tai paskui statybos sektorių neigiamą rodiklį taip pat rodo mažmenos pardavimai, dabar jau vejasi ir paslaugų sektorius, bankrutuoja viešbučiai, restoranai. Tai tokia maždaug situacija. Čia kairėje matote geografinį bankrotų pasiskirstimą, tai praktiškai visose regionuose, išskyrus keletą, tas bankrotų skaičius yra gerokai išaugęs, kaip yra su pramonė. Tai kalbant apie pramonę, pramonė išlieka vieninteliu tokiu Švedijos ekonomikos varikliu. Kairėje matote, kokios industrijos dominuoja Švedijos pramonėje. Transporto priemonių gamyba užima pirmą vietą, po to seka mechaninė inžinerija ir kitos industrijos. Tai kalbant apie pramonę, būtų galima paminėti, kad čia irgi ta situacija nėra tokia vienareikšmiška. Liepos mėnesį fiksavome neigiamą pramonės gamybos rodiklį, bet rugpjūtis visus nustebino ir metinis rodiklis pasirodė tikrai labai geras. Gamybos apimtis išaugo 4,7%. Ir čia teigiama, kad labiausiai prie to prisidėjo transporto priemonių gamybos augimas, kuris siekė beveik 30%. Žiūrint į tai, kaip sekėsi atskiriem gamybos segmentams, vėlgi vaizdas nėra vienareikšmiškas. Motorinių transporto priemonių gamintojai, kaip minėjau, fiksuoja augimą. Galima daryti prielaidą, kad tai apsprendžia ir eksporto struktūrą. Daugiausia motorinių transporto priemonių yra eksportuojama į Jungtines Amerikos valstijas. Amerikai tenka apie 9% motorinių transporto priemonių eksporto. Bet, reiškia, šios kategorijos eksporto rodikliai augo ir Europoje, ir Kinijoje. Ir galiausiai patys švedai pastaruoju metu atnaujina savo automobilių parką, sparčiai perkasi elektromobilius, o dizelių ir benzinų varomas transporto priemonės šiuo metu aktyviai pardavinėja į Suomiją, iš kur jos turbūt keliauja į rytų rinkas. Mašinerijos įrangos pramonės situacija kiek panaši, nemaža dalis eksporto iškeliauja į Jungtines Amerikos valstijas, bet kartu Norvegija, Vokietija, Danija. Chemijos pramonė tradiciškai atspari
krizėms industrija būtent dėl farmacijos elemento chemijos pramonės sudėtyje. Kalbant apie plieno ir metalų pramonę, čia fiksuojamas tam tikras silpnėjimas ir kaip ir medienos pramonės atveju, matomai tai siejama su kritimu statybų sektoriuje. Kalbant apie tendencijas, nepaisant tos santykinai neblogos situacijos gamyboje, nuotaikos vis tiek yra pesimistinės. Gamybos sektoriaus įsigijimų vadybininkų indeksas fiksuoja kritimą ir praktiškai visose kategorijose. Ypatingai matome, kad indeksas rodo mažėjančius prastus skaičius, kalbant apie naujus užsakymus. Tai klausimas, iš kur tai pramoniai semtis optimizmo. Ir čia pirmiausia gal akis krypsta į vyriausybę. Valstybė vis tiek yra vienas didesnių užsakovų, tačiau čia vėlgi gerų žinių nėra daug, nes Švedijos vyriausybės biudžeto projektas 24 metams yra suformuotas kaip deficitinis, skirtingai nei 23 metų biudžetas. Yra suplanuotas reformų planas, bet jame didesnis dėmesys yra kreipiamas į mokesčių mažinimą, į paramą viešosioms įstaigoms savivaldybėje, kovą su nusikalstamumu, taip kad pramoniai ten daug lėšų nėra numatyta. Kartu mažinamos išlaidos kovai su klimato kaita, ir kažkiek geresnės žinios yra skirtos gynybos sektoriuje, apie tai pakalbėsiu kiek atskirai. Tai tokios gal 3 išskirčiau sritis, kurias būtų galima įvardinti kaip proveržio sritis. Tai žinome, kad Švedija rengiasi tapti NATO nare, tai atitinkamai vyriausybė skiria didesnės lėšas švedų gynybos sektoriui. Planuojama, kad 24 gynybos biudžetas lyginant su šiais metais turėtų išaugti maždaug 28%, sieks apie 11 milijardų eurų. Ir Švedija turėtų pasiekti tas reikalaujamas 2% gynybos išlaidas nuo BVP. Ir šioje vietoje, aišku, stengiamės užmegzti ryšius su Švedijos gynybos pramonės asociacija, galvojame apie jungtinį renginį kitais metais, taip pat siekiame megzti ryšius su pagrindinėmis sektoriaus įmonėmis. Kitų metų pavasarį planuojame Linköpingo verslo misiją į Lietuvą, kalbamės ir su SAB atstovu, kad dalyvautų. Kitas sritis yra automotive sektorius, jį jau kažkiek tai aptarėme, bet čia vėlgi dar norėtųsi pažymėti, kad automotive irgi glaudžiai siejasi su gynybos sektorium. Kaip pavyzdį galiu pateikti, kad Volvo Defense, kuri yra Volvo Trucks padalinys, šį mėnesį pasirašė sutartį, pagal kurią Volvo kartu su kitu neįvardintu gamintoju tieks apie 3000 sunkvežimių Latvijos ir Estijos gynybos pramoniai per artimiausius 7 metus. Trečias sektorius yra žalioji pramonė. Ir čia galima vėlgi truputėlį pakalbėti atskirai. Prieš mėnesį teko lankytis Švedijos šiaurėje. Ir ten, tiesą pasakius, buvom nustebinti, kiek yra planuojama investicijų į 2 šiaurinius regionus, Nordboteną ir Vesterboteną. Čia yra nuotraukos iš renginio, tik dalis jų. Tų investicijų yra iki 35 metų suplanuota už 100 milijardų eurų. Tai vėlgi čia kalbame apie tokių stambių kompanijų kaip Northvolt atėjimą, kur ketinama
kur jau dabar yra pradėta baterijų gamyba automotive sektoriui, ketinama sukurti apie 4000 darbo vietų, šiuo metu yra sukurta apie 2500. Taip pat galima kalbėti ir apie kalnakasybos įmonės, valstybinės kalnakasybos įmonės, LKAB konsorciumą su Švedijos plieno gamintojų Sabu ir energetikos kompanija Vattenfall. Tai ketinama, konsorciumas ketina iki 40 metų investuoti apie 400 milijardų sekų į žaliojo plieno gamybą. Kartu jie turi kitą konkurentą H2 Green Steel, kuris planuoja investuoti 25 milijardus sekų. Na, iš tikrųjų milžiniškos investicijos, jos sukelia spilloverio efektą, atitinkamai statosi viešbučiai, gyvenamasis būstas, visa infrastruktūra, uostai ir taip toliau. Tai Šiaurės Švedija šiuo metu tikrai sulaukia daug dėmesio ir važiuoja gana tikrai nemažai įvairių delegacijų. Praeitą savaitę berods amerikiečių delegacija taip pat vyko į šiaurę. Tai galvojame apie kitus metus, kalbame su Švedijos Lietuvos prekybos rūmais apie jungtinę misiją kitų metų rudenį. Kalbant apie iššūkius arba grėsmes ir perspektyvas, na tai kalbant apie grėsmes, tai daugiau galvojama apie trumpalaikę perspektyvą. Čia baiminamasi energetinių resursų kainų augimo, nors energetikai teigia, kad elektros energijos kainos šiais metais neturėtų atkartoti praeitų metų scenarijaus. Švedai apie 45% savo elektros energijos pasigamina iš hidroelektrinių ir rezervuarai yra pilnai užpildyti, bet daugiau žiūrima į geopolitiką ir baiminamasi, jeigu konfliktas artimuosiuose rytuose išsiplės, kad gali kilti naftos kaina ir tai gali turėti neigiamą poveikį tame tarpe ir Švedijos ekonomikai. Tada kalbant apie Švedijos kronos tolimesnio nuvertėjimo riziką, vėlgi čia žiūrima labiau į Jungtinės Amerikos valstijas ir nors daroma prielaida, kad Fedas galbūt jau ir nebekels palūkanų normos, bet Švedijoje dar tikimasi bent vieno palūkanų normos kilimo šiais metais. Kalbant apie mažėjančią paklausą vidaus ir užsienio rinkose, didžioji dauguma švedų eksporto yra nukreipta į Europą, maždaug apie 75%. Tai labai atidžiai žiūrima į tai, kas vyksta Europoje ir jeigu žiūrėti šiaip analitikų prognozes, tai sekantis metai, bent jau finansų rinkų analitikai prognozuoja, kad Europai neatrodo, kad bus labai palankus. Finansiniai iššūkiai susijęs su komerciniu nekilnojamu turtu. Tai čia tokia, kaip finansų rinkos sako, tiksinti bomba, nes kitais metais turėtų refinansuotis apie 40% komercinio nekilnojamo turto developerių. Ir tikimasi, prognozuojame, kad gali būti gana nemaža bankrotų banga, ir tai gali paveikti kartu ir Švedijos finansų rinkas. Bet vėlgi, žiūrint į tolimesnę perspektyvą, yra ir teigiamų žinių. Pagrindiniai Švedijos bankai prognozuoja, kad palūkanos turėtų mažėti antroje 2024 metų pusėje. Švedijos vartotojai turi iš tikrųjų nemažai santaupų, bet esant neapibrėžtumo situacijai, jie nelinkę tų santaupų leisti ir tiesiog laukia, kada bus pradėtos mažinti palūkanos. Taip pat kalbant apie Švedijos kurso perspektyvas, tai vėlgi pagrindiniai šalies bankai teigia, kad Švedijos krona šiuo metu yra ypatingai nuvertinta ir iki 25 metų turėtų atsitiesti maždaug 10-15%, kas yra gera žinia.
mūsų eksportuotojams. Vėlgi, kalbant apie fiskalinės priemonės, matėm, kad yra numatyta apie 40 000 reformoms, jų praktiškai dalis pramoniai yra niekinė, bet situacija turėtų keistis formuojant 25 metų biudžetą, nes 26 metais bus organizuojami rinkimai Švedijoje, tai vienareikšmiškai vyriausybė planuojama, kad skirs daugiau lėšų įvairiems infrastruktūros projektams ir įmonėm ateis lengvesnis metas. Kalbant apie mūsų eksportą į Švediją, tai fiksuojamas tam tikras kritimas. Reiškia, 23 metų antrą ketvirtį eksportavome už 275 milijonus eurų, čia kalbu tik tai apie inžinerinės pramonės produktus ir lyginant su praeitais metais kritimas siekia maždaug 9%. Didžiausią dalį eksporto struktūroje užimantis metalinių gaminių segmentas smuko maždaug apie 30%, pagrindinių metalų eksportas smuko dar daugiau, apie 40%. Čia paaiškinimas gali būti, kad tie segmentai galimai siejami su statybų sektoriumi. O dauguma kitų aukštesnę pridėtinę vertę kuriančių segmentų fiksavo netgi augimą. Variklinių transporto priemonių augimas augo 21%, elektros įrangos eksportas augo 20%, optiniai gaminiai 22%. Situacija yra ganėtinai dinamiška, reikia sulaukti 3/4 rezultatų, bet čia dar trūksta rugsėjo mėnesio duomenų. Tai rezumuojant, reiškia, nepaisant tos šiandienos iššūkių, Švedijos pramonė išlaiko gana tvirtas pozicijas, pačios Švedijos fundamentai yra tvirti, skirtingai nei Suomijos. Švedijos valstybės skola yra santykinai nedidelė, vartotojų santaupos yra aukštos, pramoninių įmonių balansai geri, tai tikėtina, kad 24 metais, ypatingai pirmoje pusėje, dar bus tam tikrų sunkumų, bet antroje pusėje tikimasi atsitęsimo ir jau 25 metais praktiškai visi pagrindiniai bankai prognozuoja atsigavimą. Todėl tos 24 metus matyčiau kaip namų darbų metus, kaip pasiruošimo metus ir ruošiantis 25 metų spurtui. Ir ką ketinam daryti, tai vėlgi artėja Elmėje subkontraktor paroda. Praėjusią savaitę lankiausi Elmasan parodoje, lietuviškų įmonių tiesa neteko ten sutikti, bet tikrai galima rekomenduoti tą parodą elektros inžinerijos įmonėms, tai būtų galima pagalvoti apie kitus metus. Paraleliai, kaip minėjau, mesgam kontaktus su stambiomis gamybinėmis įmonėmis. Galvojame apie bendrus renginius su asocijuotomis verslo struktūromis, darbas su regionais ir Audrius, man atrodo, minėjo, ir su kolegom šnekamės, kad vis tik reikia eiti į regionus, sostinėse žaidžia tokie žaidėjai kaip amerikiečiai, kinai, turkai. Regionuose mes esam įdomus, to interesų tikrai sulaukiam daug daugiau, tiesiog reikia daryti įdirbį. Vėlgi planuojam verslo misijas į Lietuvą, artimiausia verslo misija, apie kurią galvojam, būtų kovas balandis iš Linčiopingo. Garbės konsulų plėtrą įrašiau, tiesiog turim šiuo metu 4, bet matomai logiška galvoti apie šiaurę ir diskusijos tema vyksta. Tai gal trumpai tiek, ačiū uždėmesį ir lauksiu jūsų klausimų. Ačiū Lietuvos komercijos atašė Švedijoje Dariui Budriui už pranešimą. Tikrai įdomu ir, kaip matome, valstybė nesnaudžia Švedijos ir tikrai nemažai to pinigų kraičio neša į savo šiaurę. Ir turbūt visų verslininkų akis dabar krypsta į tą šiaurę, kaip prisidėti prie projektų įgyvendinimo.
Tai, kaip ir minėjot, šią linkmę labai stipriai irgi aktyviai dirbsit, kad pritraukti įmonės, kurios gali prie to prisijungti. Galima sakyti, už kelių savaičių bus Elmijos paroda Švedijoje. Važiuojam, Limpra irgi važiuoja su 11 įmonių bendrame stende. Tai kokias nuotaikas vežtis į tą Švediją, nes taip atrodo statybų sektorius stoja, bet vis tiek įmonės važiuoja su tikslu, ką Audriau dariau nuo savęs rekomenduotumėt žvalgyti subsektorius, gal yra kokių kabliukų įmonėms, kad gal yra kažkoks neliestas dalykas, nes šiaip Švedijoje 11% inžineringo eksporto į Švediją yra Lietuvos, tai jau kaip ir didžiąją dalis yra žinoma ir visi supranta, bet gal dar matote iš savo patirties, ką dar galima daugiau paimti. Sakant klausimą, ką vežtis, man atrodo, toks bendras atsakymas - optimizmą. Verslas visada turi išlikti optimistais, nepaisant bet kokių ekonominių situacijų. Bet ką galima būtų padaryti, tai aš tikrai kviesčiau įmonės susisiekti. Laiko dar šiek tiek turime. Galėtume truputėlį pasinaudodami mūsų turimą duomenų bazę prasiskanuoti ir įsivertinti, kas galėtų būti jų taikiniai ir pabandyti pakalbinti tas įmonės, pasižiūrėti, gal kažkas iš jų dalyvaus pačiame renginyje. Paraleliai kalbamės, kaip ir buvom kalbėję su jumis, pabandžiau susisiekti su keletą vietos asociacijų, kurios siejasi su inžinerinė pramonė. Tai pabandysim juos atsivesti prie mūsų stendo. Turime tikrai aktyvų garbės konsulą, tai reikia išnaudoti jo kontaktus. Tai galbūt kol kas tiek. Ačiū, Audriau. Taip pat dar Neda pasidalino čiate, kad Lietuvos profesionalų klubas Stokholmą jau lapkritį išleis pirmąjį infobiuletenį skirtą smulkaus verslo pradžiai Švedijoje. Dar bus 5 biuleteniai verslo aktualiomis temomis ir LPS Club SE galite rasti informaciją. Ačiū, Nedai. Jeigu klausimų neturime, matau, rankų nėra iškelta. Dar kartą ačiū labai, Dariau, susitiksime lapkritį Elmijos parodoje. Ir šiandieną norėčiau padėkoti visiems Lietuvos komercijos atašė Danijoje Audriui Masiulioniui, Norvegijoje Martinai Budnikaitei, Suomijoje Kristupui Stankui ir Švedijoje Dariui Budriui už informatyvius ir naudingus pranešimus. Kontaktus turite, sekite informaciją, nes tikrai matote, kad aktyviai komercijos atašė dirba ir tikrai bus skelbiami ar B2B susitikimai ar misijos. Tai tik aktyvus dalyvavimas gali padėti atverti duris platesniam verslui. Šis webinaras bus skelbiamas įrašas bus skelbiamas Limpros interneto svetainėje renginių skiltyje. Ten bus patalpintos ir skaidrės, kas norės detaliau paanalizuoti, pasižiūrėti, gal užstrigo minčių ar kokių idėjų. Ir ačiū visiems už produktyvų rytą, gerą nuotaiką ir optimistinės idėjas, kaip Darius sako, veškimės optimizmą ir energiją. Dar kartą dėkoju visiems už kartu praleistą laiką, už gerą informaciją ir iki artimiausių susitikimų. Viso geriausio. Iki. Ačiū, viso geriausio.